Su EMA matematikos pratybomis 5 klasiai pradėjau dirbti tik nuo šių metų antrojo pusmečio. Ir labai džiaugiuosi, kad pasiryžau ir kad mokiniai ir mokinių tėveliai sutiko įsigyti šias skaitmeninės pratybas. Man patinka dirbti su EMA pratybomis, nes lengvai galiu paskirstyti diferencijuotas užduotis mokiniams pagal jų mokymosi lygius, lengva taisyti mokinių grąžintas užduotis, nes yra pateikti atsakymai ir nurodyti taškai. Galima parašyti mokiniui komentarą po kiekviena užduotimi, pabraukti, kur yra klaida. Mums puikiai pavyko išmokti temą dešimtainio trupmenų daugybą iš natūraliojo skaičiaus. Tai matyti iš pateikiamos temos analizės. Aš dažniausiai užduodu namų darbus iš šemų skaitmeninių pratybų, o po to pamokoje aptariame, analizuojame, išsiaiškiname klaidas. Ypač mokiniams patinka užduotėlės su antanuku. Jos yra naudingos mokiniams. Jos moko spręsti gyvenimiško turinio žodinius uždavinius. Mokiniams patinka motyvavimo sistema Safaris. Jei pasiekia lygį moku, pasislenka per vieną langelį. Jei pasiekia puiku, per 2 langelius. Safaryje mokiniai gali lenktyniauti lygiomis teisėmis. Tai yra, nesvarbu, kurio pasiekimų lygio užduotį sprendi. Gali būti pirmas, jei dirbi kruopščiai ir atsakingai.